Mūsų ūkininkai auginantis gyvulius retas gaminasi pašarus pats. Tai dažniau perkama paslauga. O auginantys žirgus ar kitus lepesnius ypatingos priežiūros reikalaujančius gyvūnus perka specializuotą pašarą. Kombinuotosius pašarus galima pasigaminti patiems, turint nedidelę atitinkančią ūkio poreikius liniją, sako bendrovės Margučiai atstovai. Taip pat tai idėja verslui – gaminti pašarus pagal individualius ūkininkų poreikius. Viena iš tokių jūsų parduodamų įrangų grupių yra įvairios fasavimo, transportavimo linijos, rūšiavimo linijos. Tai kokių tų linijų pas jūs yra? Pradedant nuo paprasčiausių transporterių, tai kažkokiem biriem produktam, ar tai stambesniem, tai daržovės, gali tai būti bulvės, svogūnai, taip pat įranga apdarojimui skirta, tai plovimui, kažkokiu tai, jeigu tai svogūnai, tai lukštų nuėmimui, pašalinimui ir svėrimui ir pakavimui. Kadangi esame daugiau nei 60 gamintojų atstovai Lietuvoje, tai galime pasiūlyti ir daugiau tos įrangos, tai yra pačios pašarų ruošimo, pačio projekto pagaminimo ir po to tiekimo ir fasavimo. Šiandien montuojate pašarų gamybos liniją. Iš ko jinai susideda ir kokius pašarus galima jie gaminti, kaip tai vyksta? Linija susideda pirmiausiai prasideda nuo pašarų maišyklės, į kurią tiekiame skirtingi produktai, kad gauti tą paskutinį produktą. Šiandien pristatom Emerald gamintoją pašarų maišyklę, jinai yra 4000 litrų talpos. Toliau už mane stovi pašarų traiškytuvas, tai jis yra 3 volų. Visas procesas prasideda čia? Taip, visas prasideda čia. Į pašarų maišytuvą galima tiekti per apačią ir taip pat per viršų. Klientas dar neišpildė iki galo pačio tiekimo, kaip jis bus, tai dar yra viskas procese. Galvojam apie paprastą juostinį transportą ar bus reikia. Iš pašarų maišyklės viskas keliauja ant didžiojo transporterio, kuris kelia pašarą į svarstyklės, link svarstyklių, kur bus kraunama į didmaišius. Dar turime vieną atšaką, kur bus traiškomi pašarai, tai yra visos šio traiškytuvu galima traiškyti visas grūdinės kultūras, taip pat pupelės, kukurūzus. Ir toliau einame. Darbas neprasideda, kol nenustatomas yra automatinės svarstyklės didmaišio. Nustatomas yra svoris, svarstyklė susikalibruoja ir tada pradeda veikti visi transporteriai. Tai šičia yra smegenys šito? Smegenys šitos linijos, smegenys taip čia. Taip, einam toliau. Užpildyti didmaišiai keliauja prie svėrimo ir pakavimo linijos. Čia turime juostinį transporterį, kuris gale turi programuojamas svarstyklės. Svarstyklės suprogramuotas taip, kad sukrautų preciziškai tiksliai. Tai pirmieji kilogramai keliauja vienu greičiu, po to sekantis vis lėtėja, kol galiausiai paskutiniai gramai įkrenta jau labai lėtai ir taip išgaunamas preciziškas pakuotės svoris. Kiek galima sudedamųjų dalių naudoti ruošiant šią įrangą pašarą? Kokie tai receptai ir labai sudėtingi gali būti? Gali tikrai būti nemažai sudedamųjų dalių. Čia, ką matome, pats paprasčiausias maišytuvas. Prie jo galima primontuoti pilnai automatizuotas svarstyklės ir paėmimo įrenginį su traiškytuvu, kuris jau susiprogramuoja ir paima iš skirtingų vietų tiek, kiek reikia kažkurio tai komponento. Skystų sudedamųjų dalių galima įdėti? Taip, galima įdėti skystų sudedamųjų dalių. Už manęs matote augalinių riebalų dalytuvą, dozatorių, su kurio pagalba galima tiekti į pašarą dar kažkokius tai papildomus riebalus, ar tai melasą, ar dar tai kažkokius tai skystus produktus. Tai be abejo, tai nebūtinai per šitą įrenginį galima daryti, tai galima daryti ir per tam tikras vietas pašarų maišytuvą. Žemės ūkio gamyba vis labiau automatizuojama. Sunkus darbas jau nėra ūkininko ar smulkaus verslo kasdienybė. Tiesiog reikdavo fiziškai kažkam perkraut, siūt, nešti, pakuoti. Dabar, kadangi yra trūkumas darbuotojų,
ypač kaimo vietovėse, todėl žmonės nori viską mechanizuoti. Ir faktas, tai atsiliepia ir kokybei. Mašina padaro dažniausiai mažiau klaidų nei žmogus ir žmogui tai lieka prižiūrėti. Tai šičia, kaip matome, tikriausiai, jeigu rankiniu būdu reiktų dirbti, tai dirbtų čia koks 20 žmonių, dabar susitvarko puikiai ir dviese. Turbūt ta technika yra nuo paprasčiausios, nuo eilinio konvejerio iki gana sudėtingos ir visiškai automatizuotos. Koks tas jos spektras? Damaž gamintojas gali pasiūlyti nuo paties paprasčiausio transporterio iki robotizuotų didžiulių konvejerių. Tai ir nebūtinai ūkininkas turi iš karto turėti visus finansus tam dideliam konvejeriui. Galima tiesiog pirkti etapais, tobulinti. Čia aš galėčiau pavadinti kaip Lego principu viskas veikia, kai žinai, ko nori ir nebūtinai per vieną kartą viską susilipdai ir susikonstruoji. Tai šita technika gali būti ne tik biriems produktams, taip pat bulviam, svogūnam, kopūstam ir kitai įvairiai produkcijai. Matome susidomėjimą iš ūkininkų, svarsto, žiūri, skaičiuojasi finansus ir pradedama montuoti vieną po kitos panašias sistemas. Lenkijoje auginama daug daržovių, todėl šios šalies įrangos gamintojai stengiasi patenkinti savo ūkininkų poreikius. Margučiai taip pat augina savo verslą, bendradarbiaudami su kaiminystėje dirbančiais ūkininkais. Viskas pas mus vyksta paprastai labai natūraliai, klausantis klientų ir atsižvelgiant į jų poreikius. Tai mes, kadangi esame įsikūrę Margučiuose, turim netoliese esantį ūkininką, kuris ūkininkauja ir užsiema kopūstų ir bulvių verslu. Jisai augo ir mes augom ir jam reikėjo vis našesnės technikos, todėl mums teko užduotis surasti tiekėjus ir to pasekoje mes galime tokią produkciją pasiūlyti platesniam ūkininkų ratui. Ar daug tokios įrangos parduodate Lietuvoje, ar jaučiate poreikį jos ir kaip jisai keičiasi? Įrangos tokios, kaip kurint pakeistų darbo jėgą, žmogaus darbo jėgą, poreikis vis didėja. Tai šiuo metu galime pasiūlyti įrangą, kuri yra pilnai automatizuota, kurioje dirba robotai ir tiesiog tai reikia žmogaus priežiūros. Kaime trūkstant darbuotojų, įvairios technikos gamybos linijų poreikis auga. Ateityje automatizacija bei robotizacija vis labiau įsigalės. Ir ypač atokesniuose šalies regionuose, kur gyventojų skaičius mažėja, trūksta jaunų, darbingo amžiaus žmonių.